Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 valandą popiet, tradicinis finansų rinkos apžvalga ir 215 jau iš eilės apžvalga. Apžvalgą vedu aš, Marius Dubnikovas, Compensa Life verslo plėtros vadovas. Tai tikrai turėjome išskirtinę, sakyčiau, situaciją šią savaitę, kurios neturėjome ištisus metus, galbūt netgi porą metų, kad taip dramatiškai keistųsi nuotaikos vos per trumpą laikotarpį. Tai pirmas klausimas yra tas, kad ar VIX rekordai baigėsi. Tai akivaizdu, kad tas ilgasis periodas, per kurį buvo ypatingai didelė ramuma ilgą laikotarpį, tai yra visus šios metus, nebuvo viršytas 20 punktų riba nebuvo viršyta, buvo visiškai sumušta. Ir čia vat yra ilgalaikis grafikas, kuriame matosi, kad šią savaitę buvo šuolis ant VIX-o. Ir šiuo metu vakar ruoštas slaidai, tai buvo 23 punktai, šiandien 27 punktai. Tai esmės didelės nekeičia. Rodo, kad buvo šuoliukas, bet šį pirmadienį prekybos metu, ypatingai apie popietę mūsų laiku, VIX-as buvo pasiekęs netgi 60 punktų. Tai vat maždaug šitame taške buvo. Ir tai buvo, sakykime, tokie pabandymai, ko gero tik trečias kartas istorijoje, kai istorijoje per paskutinius 20 metų, kai VIX-as bandė tokias aukštumas. Prekybos sesijos pabaigoje VIX-as sunurimo, šiek tiek tas pakritimas buvo. Ir jeigu žiūrėtume dabar į grafiką, atrodytų, kad, na, taip, kažkoks papurtimas buvo, bet reikšmingo kažko tai neįvyko. Tačiau įvyko tikrai reikšmingų pokyčių, nes vien per pirmadienį iš rinkų buvo ištrinta apie 6 trilijonai dolerių vertės. Tai globaliai įmonės tiek, na, iš tikrųjų, tos vertės neteko, kažkas iš akcininkų tos vertės neteko, jų turtas sumažėjo. Iš kitos pusės, jeigu esam pasyvus stebėtojas rinkų, tai tiesiog būtų naujiena, kad pirmadienis rinkos susvyravo, VIX-as šiek tiek šoktelėjo, yra normos ribose, šiek tiek aukščiau negu 20, kažkokiu tai išskirtinumų nėra. Tai reiškia, kaip sakant, krizė atšaukta. Ką galima padaryti iš to išvadas, kad kai mes vertiname rinkas, reikia vertinti ganėtinai santūriai ir laikyti rankas suskleistas tam, kad nepadaryti klaidingų veiksmų. Vos pirmadienį pradėjus rinkoms svyruoti, tai yra Japonijos rinka krito 12%, kai mes miegojome, ir iš ryto atsikėlus, tai kyla baimės, kad, na, prasidėjo kažkokia tai krizė. Ir tada pasipylė labai daug straipsnių apie tai, kad tai susiję su blogesniais JAV nedarbo rodikliais, tai susiję su, sakykime, dirbtinio intelekto rinkos burbulo sprogimu, tai susiję su dar kažkokiamis ekonominėmis problemomis, bet siūlau tikrai atsargiai vertinti dėl to, kad dažnai šitos žinutės yra rašomos to pačio dirbtinio intelekto, tų pačių algoritmų. Ir kartais mes susidurime su problemomis, kad mums tiesiog pateikia tokias clickbaitus vadinamus, kai mumis vilioja į antraštėmis, į straipsnius, perskaityti juos, neleidžiant mums įsigilinti į esmę. Tai pirmadienį buvo geriausias veiksmas, ką padaryti, tai yra atsitraukti nuo rinkos, šiek tiek palaukti, pasižiūrėti, ir šiandien turime jau ketvirtadienį, akivaizdu, kad rinka stabilizuojasi. Ir kas yra įdomiausiai, kad grinai prieš mūsų susitikimą Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė, kad, pavyzdžiui, bedarbių paraiškos sumažėjo per paskutinę savaitę ir laikosi 21 metų lygmenyje, tarsi paneigdamos tas naujienas, kurios buvo rašomos. Ir tada kyla klausimas, kas čia buvo, kodėl čia taip susvyravo ir kodėl turėjo finansų rinkos taip staigiai reaguoti. Ir dalis investuotojų supanikavę iš tiesų patyrė reikšmingų nuostolių, pasitraukęs iš savo pozicijų. Vienintelis, kas išlošė, tai išlošė periodiškai investuojantys žmonės, dėl to, kad tam, kam krito įmokos būtent pirmadienį, antradienį dienomis, iš tiesų jie pirko investicijas daug pigesnės ir vėliau, kur jos ganėtinai reikšmingai atsistatė. Tai atsakant į klausimą, kur yra
problema. Tai iš tiesų viskas prasidėjo nuo Japonijos, kaip ir minėjau, Japonijos rinka iš tiesų krito, jinai leidžiasi jau ganėtinai senai ir tas kritimas sudaro virš 10%. Indeksas yra nukritęs virš 10% paskutinius kelias savaitės. Čia yra problemos, bet sakykime, nusileidimas, jisai va čia matosi trumpesnis periodas per kitos būtent kelios savaitės, jis truko nusileidimas pakankamai ilgai, vėliau čia va tas 12% kritimas, na ir atsistatymas. Tai finansų rinkos šioje vietoje atsistatė. Dabar kur ta problema yra? Problema yra vadinamas toksai carry trade. Tas, kas užsiema investicijomis ir domisi šiek tiek giliau, tai žino šį terminą. Dalis investuotojų yra girdėję, bet negali pilnai paaiškinti, kas tai yra. Tai pabandysime praskleisti šią uždangą, kas tas yra carry trade. Carry trade yra problema, kuri išlenda karts nuo karto investicinėje erdvėje, kuri paprastai ilguoju periodu duoda tikrai didelės grąžos. Carry trade prekybos principas yra reiškia tas, kad aš skolinuosi pinigus rinkoje, kuri, pavyzdžiui, turi mažesnės palūkanas ir pakankamai stabilų valiutos kursą. Ir pasiskolinęs pinigus už arti nulio arba nulinės palūkanas, aš tiesiog reinvestuoju, konvertuoju valiutą į kitą valiutą ir investuoju ten, kur galiu uždirbti. Tai iki šiol tas carry trade efektas jisai buvo vykdomas ganėtinai aktyviai. Tai yra Japonijoje palūkanos yra 0%. Kaip žinia, Jungtinėse Amerikos valstijose palūkanos yra gerokai aukštesnės, buvo ir už obligacijas apie 4%. Ir susidaro skirtumas. Tai Japonijoje gali jeną pasiskolinti už 0%, konvertuoti į dolerius ir konvertavus į dolerius investuoti Jungtinėse Amerikos valstijose į tas pačias obligacijas, arba kitas variantas netgi į rizikingus vertybinius popierius, tokius kaip pakankamai populiarius technologinės kompanijas, kur uždarbiai paskutiniu metu buvo milžiniški, tai yra 10% skaičiuojami. Na ir gaunasi, kad pinigus gauni nemokamai, tie pinigai apskritai nėra tavo, arba labai nedidelė dalis nuosavų lėšų yra tik tai, ir investuoji su pakankamai gera grąža, ar į obligacijas, arba sakykime, į vertybinius popierius, ir iš to, net turėdamas arba rizikuodamas nedidelę pinigų sumą, iš tiesų gali uždirbti pakankamai daug. Visas tas veikia labai puikiai iki to laiko, kol prasideda neramumai valiutų kursuose. Ir antras dalykas, iki tol, kol palūkanos Japonijoje yra stabilios. Ir tų carry trade prekybos porų yra įvairių. Tai yra, pavyzdžiui, skolinamasi Japonijoje, investuojama į Australiją, skolinamasi, tarkime, Europoje investuojama į Jungtinės Amerikos valstijas, skolinimasi kažkur kitur, kur yra mažos palūkanos, ir investuojama į aukštesnio pajamingumo zoną. Tai viskas kaip ir atrodo labai puikiai. Kaip minėjau, iki to laiko, kol nepradeda drebėti sistema, ir pirmadienį jinai sudrebėjo. Jinai pradėjo drebėti jau gerokai anksčiau, buvo signalų, kad gali būti tam tikrų problemų, tačiau į tos signalus nebuvo labai reaguojama. Tai visų pirma, kas įvyko, tai krito dolerio kursas Japonijos jenos atžvilgiu. Nors iki to laiko Japonijos jena praktiškai nuo 2001 metų silpnėjo dolerio atžvilgiu, kas carry trade atveju yra netgi labai puiku, tai jena 24 metais, per trumpą laiką, per mėnesį su trupučiu, krito tai yra sustiprėjo dolerio atžvilgiu apie 10%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš pasiskolinau, nusipirkau kažką tai doleriais, man vien tik tai dėl valiutos kurso pokyčio mano turimo turto kaina sumažėjo 10%, nes man vis tik tai reikės grąžinti į jenas. Tai viena pusė. Antra pusė yra sakykime,
Japonija padidino bazinės palūkanų normas 0,25%, tai yra nuo 0 iki 0,25%, atrodo mažas labai pokytis, bet supraskime, kad yra dvi priešingos jėgos, kurias veikia. Tai pirma jėga yra dolerio kursas, antra jėga visiškai priešinga, tai yra pabrango skola jenomis. Tai iš vienos pusės man pinigai pabrango, o ten, kur investavau, minus 10% vos per trumpą laiką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad finansų įstaigos, kurios suteikia šitą galimybę taip padaryti tokius sandorius, jos skambina klientui ir sako, žiūrėkit, viskas yra tvarkoj, mes sudarėm sandorį, bet pagal mūsų sutartį jūs turite užtikrinti pakankamą užstatą, kad mes būtume tikri, kad sandorio sąlygos bus įgyvendintos. Ir tada šie žmonės turi arba ištraukti iš už grynus pinigus ir padėti kaip užstatą, arba parduoti ir likviduoti tą sandorį, kurį turėjo. Pasaulyje yra vertinama, kad tokių sandorių gali būti sudaryta, tų carry trade sandorių, net nežinau, kaip tai lietuvių kalba išvers, neteko matyti normalaus termino, tai tų sandorių yra daugiau negu už 4 trilijonus dolerių. Ir tada prasideda grandinė. Tai supraskime, kad visi tie investuotojai gavo skambučius, jie pradeda daryti veiksmus, galbūt pardavinėti tas pačias investicijas. Antras dalykas, kursui krentant, pradeda pramušinėti kitus sandorius išvestinius. Tai yra tuos, kur žmonės yra, pavyzdžiui, pasiskolinę pinigus investicijoms. Ir jų investicijų vertė taip pat krenta, vėlgi tas pats margin call vadinamas, tai yra skambutis papildyti likutį ir priverčia tokią grandinėlę visus pardavinėti vertybinius popierius ir tai lėmė, kad globaliai akcijos krito. Maža to, kadangi kilo akcijų rinkoje panika, tai susvyravo pasitikėjimas kitomis turto valiutomis arba tie, kas turėjo atnešti papildomus užstatus, pradėjo pardavinėti kitas turto klases. Tai kas yra įdomiausia, tai krito net auksas, krito žaliavos, krito netgi kriptovaliutos, beje, turbūt vienos labiausiai, kas atrodo keista, nes tai yra alternatyva, tarsi turėtų būti nepriklausoma nuo bendrai rinkų situacijos, bet panašu į tai, kad susidarius tokiai stichiniai situacijai, vis tik tai investuotojai gale dienos tiki labiausiai pinigai savo sąskaitoje. Kokie jie būtų doleriai, eurai arba dar kažkas, bet jie nori turėti grynus pinigus. Tai šitoj vietoj tas nuaidėjo per pirmadienį, antradienį visi šiek tiek atsibudo, persvarstė ir rinkos pradėjo judėti į viršų. Tai kaip minėjau, va čia yra tas trumpas grafikas, Japonijos netgi grafikas, kuris labiausiai nukentėjo, tai yra indeksas krito pirmadienį nuo praktiškai 35 tūkstančių punktų iki 31. Na ir jau antradienį, trečiadienį mes matėme rinkos atsistatymą į prieš tai maždaug buvusi lygį. Aišku, per paskutinį mėnesį indeksas iš tiesų yra praradęs labai reikšmingą kiekį, apie 20% savo vertės. Vis dar. Bet atsistatymas įvyko, krizė neįvyko ir tada atsirado suvokimas, kad tai nėra ekonominės krizės kažkokios tai pasekmės, tai yra daugiau techninės, finansinės, prekybinės pasekmės, kurios atėjo būtent iš tenais. Iš kitos pusės tai yra signalas, kad, kaip mes daug kartų kalbėjom, labai užsitęsęs, labai nuoseklus, labai stiprus augimas visada reikalauja korekcijų ir tos korekcijos suranda savo priežastis, tai yra savaime išsipildančios tokios prognozijos. Ir tai buvo toksai, kaip pasakyti, vakarėlis tęsiasi, audringas, viskas labai smagu, gerai, bet čia buvo toksai vienas rimtesnių širdies permušimų, kur sako, žiūrėkit, ne viskas yra gerai. Kaip ir minėjau, paaiškinimai, tai yra dirbtinio intelekto burbulas, ekonomikos negandos ir panašiai. Tos problemos jos tvyro ore, jos yra, bet didelių problemų kol kas bent nematyti. Kas dar įvyko? Investuotojai ieškojo saugaus užutėkio, tai kas išlošė, tai yra iš tiesų obligacijų turėtojai ir dar kaip prieš 24 metus daug kartų minėjome, kad visai gera proga, kai buvo galima nusipirkti 10 metų Jungtinių Amerikos valstijų obligacijų ties 5% ir būti garantuotų, kad gausime 5%.
Tai buvo galima padaryti, bet šiuo metu pajamingumas krito iki 4% ir, pavyzdžiui, per, beveik metus laiko, turint obligacijas, nes jeigu pajamingumas keičiasi 1%, jisai yra dauginamas iš metų, kiek yra obligacija, tai 1 kart 10 yra 10%. Ir šiandien dienai ta obligacija, kuri pirkta prieš metus, dešimtmetė Jungtinių Amerikos valstijų obligacija, jau jinai būtų uždirbus 10% dėl kainos pokyčių. Tai būtų galima net nelaukti, realizuoti ir turėti iš nuobodžios obligacinės investicijos 10% grąžos. Kas dar? Kaip ir minėjau, ta problema su doleriu. Doleris krito ne tik tai jenos atžvilgiu, bet ir krito kitų valiutų atžvilgiu. Tai euras pasiekė eurą 10 dolerius už eurą. Tai šiuo atveju vėlgi pasikartosiu tą patį. Mums yra gerai, kad šis kurso pokytis jisai duoda, kaip pasakyti, pigesnės žaliavas. Mes galime su eurais nupirkti daugiau žaliavų, kurios beje ir atpigo per savaitę. Tai ši savaitė labai tokie amerikietiški kalneliai, kurie susiję ne tik su JAV, bet ir susiję su Japonija. Na ir rezultatas viso to, tai yra daromos išvados, kad iš tikrųjų centriniai bankai perspaudė ekonomiką. Vienas iš tokių naratyvų, kad perspausta ekonomika, dėl to atsiranda turbulencijos ir reikėtų sparčiau mažinti palūkanų normas. Ir jeigu pasižiūrėtume tikimybės, ko tikimasi 18 rugsėjo dieną šiais metais iš JAV centrinio banko, jeigu iki šiol buvo tikėtasi, kad bus žingsniukas žengtas 0,25% palūkanų sumažinimo, tai dabar 2/3 tikisi, kad palūkanos bus sumažintos netgi 0,5 punkto iki 5% punktų nuo šiandien dienai galiojančių 5,5. Na ir 1/3 rinkos tikisi, kad bus vis tik tai likta prie vieno nuosaikesnio žingsnio 0,25%. Jeigu pasižiūrėtume jau kitų metų prognozes, kas liečia tikimybės iš ateities sandorių, tai 29 dienos sausio dieną kitais metais didžiausia tikimybė, kad palūkanos gali siekti jau netgi 4,25%. Tai yra, kad reiškia, kad per likusius metus ir dar sausį palūkanos galėtų sumažėti dramatiškai, tai yra 1,25%, tai paskatinant verslą, tai paskatinant gyventojus. Tai čia yra, iš vienos pusės palūkanos nėra dažnai mažinamos dėl geros nuotaikos, bet iš kitos pusės tai suteikia optimizmo, ypatingai tokiam sritim kaip nekilnojamas turtas, tiem patiems vertybiniam popieriam, nes sandoriai atpinga ir įmonės gali uždirbti geresnius pelnus, geresnius rezultatus. Na ir tradiciškai, kas įvyko, tai dar beje vienas aiškinimas, kuris įtakojo ir šį grafiką, tai šią savaitę dujų kainos išliko aukštame taške, tai yra apie 40 eurų už megavatą. Pagrindinė priežastis yra ta, kad vertinama ir Irano-Izraelio konfliktas. Tai irgi buvo minimumas kaip viena iš priežasčių, kodėl galėjo kristi pirmadienį akcijos, nes savaitgalį Jungtinės Amerikos valstijos įspėjo, kad Irano smūgis Izraeliui tikėtinas per artimiausias 24 valandas. Tai gali būti priežastis, bet šis konfliktas yra jau tiek senas, kad vargu bau ar tai būtų labai stipriai nustebinę. Tai vienas iš upeliukščių, kuris prisidėjo prie svarstyklių, bet persvėrimo, bet vis tiek greičiausiai, kad pagrindinė priežastis buvo carry trade sistemos lūžimas, būtent dėl anksčiau minėtų priežasčių. Na, o kas liečia dujas, tai kažkokių įtampų praktiškai nėra, nes prognozuojama, kad praktiškai pilnos bus saugyklos netgi lapkričio mėnesį ir Europa pasitinka savo šaltąjį sezoną labai puikiai apsiginklavusi saugyklomis. Nafta. Čia buvo nustebimas. Man pačiam pigo pirmadienio metu, judėjo link $75. Vėliau šiek tiek atsisuko ir vėl grįžta link 80, link savo normalių lygių. Bet panika buvo tokia didelė, kad viską pardavinėjo. Ir akcijas, ir žaliavas, ir kažkokius tai kitus komponentus, kokie tik galėjo pardavinėti. Tai kaina grįžta prie normalių lygių, tai irgi rodo tam tikrą rinkos stabilizaciją. Na ir S&P 500.
išgąsdino visus pradinėj stadijoj, buvo leidimasis žemiau 5200 punktų, vėl grįžtama prie 5300 punktų, svyravimai ganėtinai aštrūs, bet jeigu atsuktume vaizdelį atgal, tai mes esame norėjau sakyt praėjusių šių metų, gegužės birželio mėnesio lygyje. Tai nieko nuostabaus, jeigu būtume va čia išlikę kažkur panašiai, sakytume, kad vasara praėjo ganėtinai ramiai ir visai nuostabiai. Tai šiek tiek išerzina ir lūkesčius suteikia nauji rekordai, kurie buvo pasiekti Liepos mėnesį. Bet šiaip, na, situacija išties pakankamai gera. Vario kainos dribtelėjo žemyn, žemiau $4 už svarą, vėlgi aiškinama tuo pačiu ekonominiu sustojimu, Kinijos problemomis, Kinijos investicijų atsitraukimu ir panašiais dalykais, bet jeigu pažiūrėtume ilgesnį periodą, mes vėlgi esame medianose. Na ir aukso kaina keistai nekilo, per tokią turbulenciją norėjosi tikėti, kad auksas šaus į viršų, bet vėlgi prekybininkai išliko konservatyvūs aukso atžvilgiu, kainos yra stabili ties $2400 už unciją. Kas liečia fondus, fondų rezultatai be abejo buvo šiek tiek paveikti šitų svyravimų, tai obligacijų buvo netgi teigiama įtaka, nes investuotojai ieškojo saugaus užutėkio, metų pokytis žemos rizikos fonduose yra 7, praktiškai 8%. Vidutinės rizikos buvo šiek tiek apgraužti šie fondai dėl akcijų kainų svyravimų, tai fondų grąžos susvyravo nuo 7 iki 9%. Na ir aukštos rizikos natūraliai, kaip ir anksčiau minėjau, po truputį mažėja grąžos, kas yra tik iš tiesų normalu, nes palyginamoji bazė keičiasi. Na ir Japonijos problemos lėmė, kad Japonijos fondas vienintelis iš praktiškai visų aukščiausios rizikos fondų tapo netgi nuostolingų šiais metais, tai yra 1,3%. Bet tai yra labai egzotinė kryptis, kurią labai retai kas renkasi. Tai tiek iš manęs, rugpjūčio 22 dieną susitiksime dar kartą, vieną savaitę praleisime, nes kitą savaitę mes turėsime šventinę savaitę ir susitiksime po 2 savaičių, 16 valandą, 216 kartą. Tai ačiū Jums ir laikas klausimams tas, kas dalyvavo gyvai.